дорогие, мы сегодня пойдем в Taigi, Слово. brangieji, И šiandien сегодня я vėl хочу eisim поговорить насчет для žodį. меня Labai noriu очень kalbėti важной labai темы. svarbia man tema. Почему важной? Kodėl Потому svarbia? что, вы знаете, мне нравится Man, некоторые вещи žinote, ставить patinka на свои sustatyti места, dalykus į потому savo что vietas. церковь настолько, вы Bažnyčia знаете, taip церковь susipainiojo настолько sąvokose. запуталась Pašaukimas, в том, что есть призвание, kas позиция, yra сила. pozicija, Все kas тянут yra jėga. что-то на Visi себя kažką tampo, kažką намазывают, ant savęs что-то, tepa, kažkam какие-то perduoda, передачи kažką, чего-то, ko чего tu ты не nesupranti. понимаешь. В общем, Vienu ты žodžiu, хочешь чего-то, tu nori чего ты не kažko, ko понимаешь. Ты nesupranti. видишь, как оно где-то Matai, работает kad tai отчасти dalinai у veikia кого-то. pas kažką ir И tu ты это nori to. хочешь, ты Tu чувствуешь jauti призвание, pašaukimą, как bet это kaip все sujungti tuos соединить. Ты dalykus. вроде чувствуешь Tu lyg ir призвание, jauti сделал шаг, pašaukimą, провал, bet сделал žengi шаг, žingsnį ir ошибка. nesėkmė, Вроде žingsnį тебе vėl говорят, не nesėkmė, стой, klaida. иди. Lyg Ты tai tau sako, начинаешь идти, nestovėk, ты eik, tu pradedi проваливаешься, eiti, тебе vėl говорят, нет, nesėkmė. сиди. Tau Ты sako, сидишь и niekur понимаешь, neik, тоже sėdėk, не tu дело. sėdi ir supranti, irgi Что-то nieko должно, gero, вы знаете, ne? нужно активно Reikia сидеть. kažkaip aktyviai sėdėti, amen. И в то же Ir самое tuo pačiu время metu очень labai тихо tyliai двигаться. judėti. Если ты понял, что я Jei только tik что supratai, сказал. ką aš ką Дорогие tik мои, pasakiau. и Brangiai, сегодня я хочу šiandien некоторые aš noriu вещи опять prasklaidyti kai kurios поставить на свои dalykus. места. Ir tema И тема vadinasi называется «Сила pozicijos позиции». jėga. Сила позиции. Pozicijos Что это jėga. такое? Kasgi tai? Сегодня мы пойдем Šiandien и mes узнаем. Сегодня я буду учить. Sužinosim tai, Мне это šiandien нравится aš делать, mokysiu, это то, кто я. man tai patinka daryti, nes tai mano Для чего funkcija ir Бог tam mane поставил čia меня Dievas ir сюда, pastatė. да? Итак, для каждого из нас Taigi, уже Богом kiekvienam iš mūsų определена Dievas jau iš anksto позиция. yra paskyręs С poziciją ней всё gyvenime. необходимое Ir su ta для pozicija твоей жизни. viską, kas būtina Призвание tavo и gyvenimui, служение. pašaukimas Это ir подтверждает tarnystė. Библия. Сейчас мы Tai пойдем в одно patvirtina ir место, где Biblija. она четко Mes доказывает. netrukus Это не pažiūrėsim говорил vieną кто-то, Biblijos это vietą, kur говорил jau сам tiksliai tai Бог. rodo. Мне нравится в Tai Библии nepasakė kažkas, tai находить то, pasakė что pats говорит Dievas. Man Бог. patinka Понимаете? Biblijoje Потому что rasti на этом я tai, могу ką pasakė строить. pats Dievas. Amen. Вы Nes ant понимаете? tokio pamato aš galiu В statyti, Библии kas говорили nors norės разные supratot. люди, собраны многие Biblija rašė истории. skirtingi Естественно, žmonės, мы понимаем, ten всё surinktos Богу įvairios благоволенно, istorijos, всё ir нужно mes для žinome, нашего suprantam, назидания. kad Но мне viskas ten нравится, когда įkvėpta говорил Dievo. Иисус, а не Viskas ученик. reikalinga mūsų ugdymui, bet Потому man что patinka, ученик сегодня сказал одно, kur завтра kalbėjo он переписал Jėzus, то, o ne что mokiniai, nes mokiniai šiandien Когда pasakė Иисус vieno, o сказал, он ryt никогда не perrašė tai, перепишет, ką jis потому что это слово pasakė. неизменно Kai никогда Jėzus не kalba, jis niekad Amen. neperrašys, nes ta Поэтому žodis мне nekintantis ir нравится amžinas. Amen. Todėl man patinka говорить о kalbėti том, что apie говорил tai, ką Бог, pasakė читать то, Dievas. что Он Skaityti имел в tai, виду. ką jis turėjo omeny. Итак, Taigi, уже Богом определена позиция. Dievas jau yra paskyręs poziciją. Проблема в том, Problema ne tame, что ты не ищешь, kad tu neieškai. чтобы что-то придумать для Бога, Kuogi чтобы, tu чем бы galėtum я мог быть pasitarnauti Dievui. полезным. Нет, ты Ne, уже tu jau turi имеешь pašaukimą ir призвание. jau turi poziciją. Ты уже имеешь Ir jau позицию, turi ты Dievo уже duotą tau имеешь numatytą определенную funkciją. Богом данную функцию. И вот Ir здесь štai čia vyksta идет kova игра tarp šio духа pasaulio этого мира, dvasios, твоей tavo плоти, kūno, твоей tavo души, sielos, которая тянет kuri- туда, kuri и nori твой дух, который вопиет kažkur к Богу, kitur, ir чтобы tavo Бог dvasios, kuri открыл šaukėsi тебе. Dievo, kad jis apreikštų ir parodytų tau, ką И jis мы iš попадаем вот tiesų. в этот каламбур, Kasgi tu iš или tiesų вот esi. вот эта Ir масса tai mes patenkame эмоций, tokį nesusipratimą, движений, sumaištį, нас kyla тянет emocinės audros, плоть, judėjimai, нас kažkokie тянет vidiniai mus traukia душа, kūną, чувства, nustraukia эмоции. sielą, Ты emocijos знаешь, tampo ir tuo нас в то pačiu же metu самое mus šaukia время ir šventoji dvasia. зовет Дух Святой. И среди всего этого Ir visoje нужно šitoje разобраться. mišrainėje reikia susigaudyti, kas ir kaip. Šiandien aš vėl įnešiu į visą tai dar kažkiek aiškumo. Taigi Jeremijo 1:5. Мне нравится это Man пророк, patinka tas знаете почему? Потому pranašas, что он был избран nes Богом Dievas еще jį очень išrinko, будучи kai jis dar buvo visai молодым. Вот jaunas. что он ему Ir štai ką сказал. Dievas jam Jeremijo pasakė. 1:5. Я читаю Jeremijo современного 1:5. перевода, для Skaitau меня šio более laikinio vertimo, jis man daug aiškesnis ir Итак, prieinamesnis. и я знал тебя Aš žinau tave задолго до того, как ilgai, сотворил тебя в dar чреве ilgai iki tol, материнском. kol sukūriau tave motinos iššiose. Я Girdėjai? знал Aš žinojau тебя. tave. То есть, Tai reiškia, ты уже tu jau esi кто-то, kažkas iki tol, kol prasidėjai motinos iššiose. ты дух, Tu который был dvasia, в kuri Боге. buvo Dieve Бог ir знает Dievas žino, тебя. pažįsta save. Если он вдохнул Jei в jis įkvėpė тебя į tave gyvenimą жизнь, ir atsirado и появился Андрей, Andrėjus, Tatjana, Татьяна, Svetlana, Marija, Serioža, это значит, он, tai я reiškia, знал aš тебя, почему? žinojau Потому tave, что tai ты yra, был во мне tu jau buvai до manyje того, dar как я iki tol, поместил kol aš тебя в patalpinau этот tave į šitą futliarą. Значит, в Боге Reiškia, уже всё есть. Dieve jau Смотри, viskas это yra. место четко показывает. Žiūrėk, Это Dievas tai Бог aiškiai говорит parodo. Иеремии, Ir tai jis kalba «Ты Jeremijui, успокойся, sako, nusiramink, tu net ты даже neįsivaizduoji, не kas tu esi. представляешь, кто ты». И он ему говорит дальше, смотри. Ir jis sako jam toliau, aš žinau tave dar ilgai iki tol, kol sukūriau tave motinos iššiose. Tave aš pažinau dar iki tavo gimimo. Tave aš išrinkau pranašų tautom. Dar nebuvo tavęs, o tavo funkcija ir pašaukimas jau buvo. Ne, kai kurie nesuprato viso šito. Ir mes galvojam, kad aš tikrasis tai, kuris esu šitam kūne. Ne. Čia ne tu, čia tik futliaras, kuriam pats randėsi.
И ты уже ir tu jau кто-то. kažkas. В Боге Pas нет Dievą nėra случайных atsitiktinių вещей. dalykų. Если Бог Jei не kokia asmenybė Dievas предназначил nenumatė какой-то gimčioje личности žemėje, tai родиться gimsta на tiesiog земле, miręs kūnas. рождается Jame, просто мертвое тело, и в нем нет ir jame дыхания. nėra gyvybės alsavimo. Ты скажешь, а O другого kitą, sakykime, bandė sunaikinti per попытались abortą. абортировать, не Ir получилось. nepavyko. Попытались Bandė скинуть, numest, сбросить, nustumt, не nepavyko. получилось. Некоторые Kai даже kuriuos пытаются tiesiog bando убрать это, nušluoti ничего nuo не šios получается, žemės, потому что pašalinti ir Бога, Он nepavyksta. говорит, я знаю тебя. Nes Dievas sako, žinau Ты tave, нужен tu мне. reikalingas man. Меня бросили. Mane Ты paliko, именно такой sakysi, и bet должен būtent был быть. toks tu ir turėjai būti. Потому что Nes из būtent iš этого to tu semsi ты kažką, ko черпнешь niekas что-то, neturi. что никто не имеет. Из этой Iš to боли skausmo tu ты pasiemsi почерпнешь kažką ir что-то padėsi и daugybei поможешь žmonių. массам. Придет исцеление Ateis чьего-то išgydymas į сердца. kažkieno Именно širdį потому, tik dėl что to, kad tu ты ему sumokėjai платил skausmo цену kainą. боли. Ты должен быть тем, Tu кто turi ты būti есть. tas, kuo tu Ты esi. пытаешься Tu усовершенствовать savo свою rankomis жизнь bandai своими patobulinti руками. savo А Бог gyvenimą, говорит, o Dievas sako, не negadink, то, neslėsk, что я ką aš хочу noriu сделать. padaryti. Не прикасайся, ты Nesiliesk своими prie to, руками nes можешь tu испортить savo rankom gali sugadinti Божью Dievo svajonę, мечту, kuri patalpinta которая tavyje. помещена в тебе. Ты можешь все испортить. Tu gali viską sugadinti. И как всегда, Ir знаете, kaip visada, žinote, нам mums дана duota свобода pasirinkimo выбора. laisvė. Естественно, мы Nu ir выбираем. žinoma, mes renkamės ir kaip visada ne tai, ką reikia. Одно из самых сложных Vienas iš вещей sunkiausių для dalykų каждого kiekvienai iš рожденного aukšto gimusiai свыше asmenybė yra įeiti į savo poziciją. является войти в свою позицию. Именно там Būtent будет ten сильнейшая vyks схватка с stipriausias силами. susirėmimas su tamsos Для jėgomis. царства тьмы. Слушайте, Tamsos сегодня karalystėj я о чем-то поговорю, я просто разогреваю mes двигатель. šiandien tikrai nueisim kažkur, aš tik Для apšildau царства atmosferą. тьмы самым Tamsos страшным karalystėje pats является baisiausias личность, dalykas которая yra вошла в asmenybė, свою kuri позицию. įėjo į savo Слушай poziciją. внимательно. Klausyk Потому atidžiai, что позиция nes pozicija уже jau yra Dievo обеспечена aprūpinta. Богом. И Ir против prieš этих tokius людей žmonės у velnės neturi дьявола ginklų. нет оружия. Некоторые меня не Kai поняли kurie вообще, а manęs некоторые visiškai поняли. nesuprato, o kai kurie suprato Когда tikrai. человек, то есть, Jei у дьявола velnės есть против turi меня ginklą оружие, prieš значит, ты tave, не tai в yra своей jei jis позиции. laimi, tai reiškia, kad tu ne savo Вот pozicijai. сегодня я расскажу вам. Šiandien aš Я jums покажу в Библии, parodysiu поверьте, Biblijai, не для того, чтобы просто nes aš kalbu ne поучаствовать. tam, kad čia per ausis tiesiog važiuočiau. Слушай. Самое страшное для сатаны Pats baisiausias dalykas является šetonui yra личность, asmenybė, kuri которая randasi находится в Dievo jai данной skirtoje Богом pozicijoje, потому что nes ключей jokių raktų подобрать jai нельзя. parinkti Какой negali. ключ сатана Kokį raktą подбирает, šetonas tau тебе betaikytų, оно не nieks надо. neveikia. У тебя все есть. Nes tau to ir nereikia, tu Слушай, viską turi. Я продвинусь еще дальше. Klausyk atidžiai, judėsim toliau. Оружие сатаны, запомните. Velnio Если вы ginklas, хотя бы atminkite, вот эту jei iš фразу, viso šio которую я сейчас скажу, pamokslo jūs visam возьмете laikui для себя из всей atsiminsite этой tik šią проповеди, vienintelę ваша frazę, жизнь jūsų изменится gyvenimas на 100%. pasikeis 100%. Оружие сатаны Velnio ginklai всегда базируется и visada базировалось bazuojasi на ir visada нужде bazuodavosi человека. ant žmogaus poreikio, Слушай внимательно. trūkumo. Слушай внимательно, не уходи. Klausyk atidžiai, Начиная с Эдемского pradedant сада, Edeno sodu заканчивая ir baigiant искушением gundymu в dykumoje. пустыне. А что если O kas jeigu Бог уже все Dievas tau ir приготовил для man тебя и меня? yra Всё paruošęs viską, необходимое, ko но tau ir Он man ждет reikia, тебя в bet visa tai твоей laukia tavęs позиции. tavo pozicijai. О, я сегодня пойду куда-то, да, чуть-чуть пусть переварится. Dabar šiek tiek pavirškinkit visą tai. Яичница еще там где-то. Dabar ходит. rytas, visai suprantama, kiaušinienė dar ten kažkur vaikšto. Слушай, Klausyk, оружие сатаны velnio ginklai всегда visuomet bazuojasi poreikyje. в позиции Бога. Dievo pozicijoje poreikių nėra. Ты скажешь, Tu есть. pasakysi yra. Если в позиции Jei tau Бога būnant Dievo у тебя pozicijoje, есть tu turi нужда, poreikių, это не Бог tau ne тебе Dievas ее tą poziciją davė. дал. Так ты скажешь, я Tu стою, sakysi, и štai aš stoju ничего ir man не kažko хватает. А в позиции trūksta, Бога, tai если aš тебе tau чего-то не pasakysiu, хватает, jei tu то esi оно Dievo тебе pozicijoje ir tau kažko не trūksta, нужно. tai reiškia, tai tau nereikalinga. Кто-то понимает? секрет? Kažkas suprato sėkmės paslapti. Если только вот это Jei ты tu сейчас tik tai возьмешь, savo я больше paimsi, ничего не tik tai ir atsiminsi, aš Как daugiau nieko только ты nebepasakysiu. поймешь, Kai что tik tu мне suprasi, tai всё Dievas man Богом дано, viską yra да, davęs, мой taip, однокомнатная net jei tik квартира, vieno kambario не смотри būtas, tai никуда, tavo это pozicija šiuo твоя metu tau to позиция, pilnai на данный pakanka. момент тебе достаточно. Кто-то понимает? Ar supratot kas nors? Придет время, Ateis laikas, persikelsi. люди не понимают, Žmonės что эта nesupranta, жизнь kad на gyvenimas земле šioje žemėje nėra toks не svarbus настолько palyginus важна, su как tuo, то, куда ты kur tu идешь и eini где ir ты kur tu будешь gyvensi жить. amžinybei.
Visa ši strategija, visas šitas žaidimas vyksta ne tam, kad tave patenkintų, bet tam, kad iš tavęs čia kažką padarytų, suformuotų gyvenimui amžinybėje. Jeigu čia tu niekuomet gerai negyvensi, jeigu čia tu niekada neturėsi teisingų rankų, kojų, veido, ausų, akių ir taip toliau, bet ko, vadinasi, taip reikia. Suprantat mane? O kaip čia aš maniau, negi visą gyvenimą. Atstatyk, Dieve. O jis neatstatys. Nes būtent tokį jis tave ir turėjo mintį. Aha. Taigi žiūrėk. Velnio ginklai bazuojasi ant poreikio. Kai tik jis suranda poreikį, jisai suranda auką. Tu pasakysi, Dievas man viską duos, o aš tau pasakysiu taip, Dievas tau jau viską davė. Šiuo esamu momentu aš stoviu prieš jūs. Norėčiau aš kažko? Žinoma. Reikalinga man tai? Ne? Jei gyvenimą jūs pradėsite žiūrėti iš Dievo pozicijos, pasakykit man dabar, štai sėdi mano mažasis pupsikas, ar jis šiuo metu ko nors nori? O žinoma, jie tiek visko nori, jūs net negalite įsivaizduoti. Jie ateina pas mane, neprašo žaisto, tiesiai į parduotuvę. Bet sutikit, kad šiuo metu ji turi viską, ko jai reikia, ar ne? Pilnai, visiškai, absoliučiai, nuo iki. Mes turim suprasti, kad jos dabartiniai pozicijoje ir amžiuje ji turi 100% aprūpinimą, apsaugą, saugumą. Kas nors supratot? Mes kartais tarsi vaikai, kurie žiūri kitus, o jis jau dviračiu važiuoja, o tavo kojas dar iki to dviračio nedaugo, nepasiekė. Kas nors suprantat? Aš noriu, kad jūs suprastumėt kai kurias tiesas šiandien. Brangiai, niekada nesidairykite kitus. Dievas nedirba su minia, Dievas dirba su tavim. Jis geras, jis praplaus šiandien smegenis. Poreikis. Oi, tu šėtonė. Jei poreikio nėra, jis įtikins tave, kad yra. Be poreikio. Jisai negali prie tavęs prieiti. Jei tu turi viską, kam tau šėtonas? Tau iš principo ir Dievas nereikalingas. Bet čia mes nekalbam apie bedievius, mes kalbam apie Dievo vaikus. Sūnus palaidumas. Sūnus palaidunas iki tada, kai jis išėjo iš namų, jis buvo visko aprūpintas. Tik išėjęs iš namų prasidėjo kas, jam pradėjo trūkti, atsirado poreikis. Poreikis kalba apie tai, kad tu randėsi ne ten, kur reikia. Poreikis kalba apie tai, kad tu išėjai iš Dievo valios. Ten, kur tu esi, poreikio negali būti, jei tik tu esi su juo. 100% santykiuose su juo. Ir jei atėjo momentas, tai toks momentas, kad kažką tavyje padaryti. Puiku, judam toliau. Adomas ir Ieva. Ieva, kaip gyveni? Normaliai. Nori ką nors? Ne, nenoriu. Ne, nori visi. Nori. Nenori. Tai aš tau tuoj paaiškinsiu, kiek tu nori. Ir paaiškino Liuciferis Ievai. Ir po to jau jį užsinorėjo. Jis įjunkė norėjimo aparatuką, be šio daikto atakų nebus. Prisimink dabar visas savo problemas, pradedant tavo darbą ir baigiant tavo vyro žmoną. Visos atakos susiveda į tai, kad kažko tau trūko jame, neužteko joje, jis nepadarė to ir panašiai visada trūkumas kažko. Ant to ir bazuojasi velnio ataka. Aš jums sakau, jeigu jūs paimsite bent šią vieną pamoką, jūs tiesiog vaikščiosite ir sakysite, kažkas sakys, mano mašina laužas, sakysi.
O kaip tik laužas man šiuo metu reikalingas. Man šiuo konkrečiu metu reikalingas laužas, kad išmokčiau tai, kad turiu tėvą, kuris net pripildys mano baką, benzinų pasibaigus. Visos pozicijos amžius mes turim per visą tą praeitį. Klausykite atidžiai, žmonės, kurie peršoka klases, jiems susigadina širdis. Kas nors pagauna čia mintį? Net negalvok peršokti klasės. Pabaig klasę. Padaryk viską, kad išeiti nugalėtų iš pirmosios klasės. Ir tada tu įeisi į antrąjį. Kai žmonės peršoka, lieka kažkur tai spragos ir jie neišmoksta to, ko reikia, ir jų širdis negali atlaikyti to šlovės lygio, pašaukimo, sėkmės ir taip pat atakų. Nes kai tu judi toliau, didėja ne tik šlovė, didėja ir konfrontacija, didėja spaudimas. Suprantat? Todėl, kai Dievas veda tave per kažką, tu cipi, o Dieve, nieko gero mane duodi, sako sūneli, dukra, su šituo kartu ateis ir tai. Aš neruošiu tavęs vien geram, aš ruošiu tave tam, kad tavo širdis būtų gabi priimti gerą ir blogą. Aš taip pat noriu, kad mane visi žinotų. Paklausyk manęs labai atidžiai. Tu nenori. Nenori. Nes tavo gyvenimo tau tada nebematyti ir atgal grįžti neįmanoma. Taigi sėdėk ir šnopok į savo dvi skylutes ir dėkok Dievui, kad tavęs niekas nežino. O aš noriu. Nenori. O aš noriu. Nenori, patikėk manim, tikrai nenori. Klausyk. Jėzaus gundymas dykumoj. Žinot, galiu eiti per visą Bibliją, tiesiog nėra tiek laiko, medžiagos daug. Tik tokie nedideli momentai, kad tau parodyt, kad visos atakos bazuojasi ant poreikio. Liuciferis puolė, nes jis pajuto poreikį būti ir tapti kažkuo, ko jis nebuvo, suprantat? Nuo to viskas ir prasidėjo. Adomas ir Ieva. Jūs būsite kaip. Vienu žodžiu, jis jiems pasakė, jūs turit poreikį, jūs debilai. Aš tiesiog supaprastinu. Jūs būsite kaip dievai. Nu gerai. Nu to, tu žinai jo. Jėzaus gundymas dykumoj. Valgyt nori? Noriu. Paversk akmenis duoną. Ir vėl, ant ko tai bazuojasi? Pradžiai tavo gundymas bazuosis ant išorinio poreikio. Apsirengimas, mašina, namas, valgis. Sekantis etapas bazuosis ant tavo pašaukimo. Tai yra velnis prieina tam tikrais lygiais. Ir vėl, paėmė į velnės ant pačios aukščiausios viršūnės ir parodė jam viską ir pasakė, viskas tau priklausys. Žinot, kodėl velnis tai pasakė Jėzui? Todėl, kad jis suvokė, kad atėjo kažkas visą tai iš jo atimti. Antras pagundymas. Ir jis taip pat bazuojasi ant poreikio. Jėzų ar nori pripažinimo? Na žinoma, juk dėl to ir atėjai, nes jei Jėzus nebūtų pripažinę, mes su jumis nebūtume dabar išgelbėti. Jėzus turi būti pripažintas karalių karaliumi ir viešpačių viešpačių. Nu tai tokiu atveju, meski žemyno šventyklos. Tugi turi poreikį Jėzau, tau reikalingas automatinis pripažinimas. Va žiūrėk, štai 1000 žydų, tu dabar šoki nuo stoko, kalba neina apie savižudybę, velnias gi nekvailys. To net neminėjo. Tave sugauna angelai, pastato tave ir automatinis pripažinimas. Trečiasis išbandymas taip pat remiasi poreikiu. Visą laiką esi gundymas, turi velnio tako pamatyti poreikį, tai puolimo pagrindas. Kai tik tu sunaikini poreikį, pasitraukia ir pagundymas. Paleistuvavimas visuomet bazuojasi ant poreikio, ne tik ant kūniško, bet ir ant sieliško. Vagystė ant ko jį bazuojasi. Brangiai, aš galiu jums čia viską išgvildenti. Viskas bazuojasi ant to, ko tau nereikia. Tai ne tu ir tau to nereikia turėti. Ne, bet mumgi norisi. Va čia visų mūsų nuotykiai ir prasideda.
Tu jauti, kad tikrai esi kažkam pašauktas, tu bandai pradėti daryti kažką. Muzikantas ieško pripažinimo savo sferui, evangelistas bando padaryti viską, kas įmanoma, kad sulauktų pripažinimo savoje. Būtent dėl to šėtonui taip puikiai tokiu momentu pavyksta kontroliuoti krikščionybę, bažnyčias ir tarnautojus, nes kol tu turėsi poreikį, tol tu eisi į kompromisą, melą ir sandorį su šio pasaulio dvasia. Kas nors mane supratot, ar ne? Na, jei jūs manęs čia neįimat, tai aš einu ten. Manęs ten neįima, tai aš tada grosiu čia, aliluja. Tu ne Kristų nori pašlovinti, o savo purviną kūną nori užkelti ant piedestalo. Visi tavo judesiai, veiksmai bazuojasi ant tavo kūno poreikio. Talentas yra, bet širdies nėra. O apie išmintį tai iš vis nebekalbu. Klausyk. Velniui labai lengva kontroliuoti, manipuliuoti. Tu žiūri, beveik viskas nupirkta. Tau reikia su kažkuo santykius gerus palaikyti, su kažkuo reikia į pirtį nueiti, su kažkuo kažkokį sandorį sudaryti, kad tave pastatytų kažkokią krikščionišką poziciją, pavedė tau kažką daryti. O kam Dievas? Mes ir be Dievo susitvarkysim, brolių taryba juk yra. Jie viską ir nuspręs. Kol tu turėsi poreikį, tu neturi poreikį. Pasakysi, aš muzikantas, pašauktas Dievo, ir visi, kas manęs klauso, tai tik papūgos mano kambarį. Reiškia tavo patepimas šiandien tik papūgoms ir skirtas, tik tokio lygio. Taip, Dovydas jau ten turėjo visas savybės ir funkcijas. Bet ne, Dovydai, sėdėk ir grok tu dėlę. Ganyk mano vis. Įdomiausia, kad į poziciją įėjo tie, kurie pozicijos neieškojo, o ieškojo Dievo veido. Man nereikia nieko. Man dabar bando paskambinti ir parašyti ir pasakyti visi, kad man kažko reikia. Mane visą laiką bando įtikinti, kad man kažko trūksta. O aš sakau, stop. Visa, kas man reikalinga yra. O visa, ką jūs manote esant reikalingų, man to nereikia. Ir kai tai bus reikalinga, tai ateis ir niekas necyptels. Suprantat? Ši tema turi tave nuraminti. Sėsk į savo mašiną, kuri... Haleliuja. Ir tiesiog pasakyk, visi mano poreikiai šią minutę yra atsakyti. Už viską dėkokite, todėl kad mes nematom to paveikslo, kurį mato Dievas. Mes nematom brėžinių, kuriuos mato Dievas. Ir mes turim pasikliauti jų ir tiesiog tikėti. Man lyginant save su kitu atrodo, kad man kažko trūksta. Dievas nenumatė, kad tu lygintumėjai su kitu. Jis lygina tave su tavim pačiu. Ir tavo pažanga nelyginama su kažkieno kito pažanga. Ji lyginama tik su tavim pačiu. Ar aš tapau geresnis per šios metus? Kažkas tave ten bando moralizuoti, o aš tavo metų. Visos pinklės prasideda nuo tokių žodžių. O aš tokių tavo metų, kai buvau. Ok, dabar bus kažkas vėl, ko man trūksta ir prasideda. Kiek tau metų? Geriau jau nesakyk. Nes vėl kas nors pasakys, kad tipo va, kai aš buvau tavo metų. O Jėzau, mums taip lengva nupirkti. Mes taip pigiai pasikabinam. Ir taip papigiai parsiduodam. Mums tik te trūksta kelių laiškų, kelių susitikimų su draugais, per kuriuos mūsų užkūcina ir mes iškart pradedam kažką daryti dėl Kristaus. Tuo eisim, užimsim. Ką užimsi tu? Tu dar savęs neužkariavai. Ką tu užkariaut susiruošiai?
Kai kurie žmonės, žinot, mąsto taip. Tu tipo eini kompromisą ir melą, nes įsikaliai savo į galvą, kad tai darai dėl gero tikslo, dėl Dievo ir žmonių išgelbėjimo. Tu machinuoji, chimičini, prasukinėjai. Čia mes padarysim taip, čia mes su to susitiksim, čia vėl pasikviesim šito žmonės, čia mes juos pavaišinsim juodą ikrą. Ir įeisim į televiziją. Ha, ha, ha. Что? Ką? Куда? Kur? Зачем? Dėl ko? Bet tai dar vienas šėtono masalas, nes Dievui išskyrus tavo paklusnumą nieko daugiau už tavęs nereikia. Visa, ko man reikia iš mano pupsiko, kuris va čia su Svieta sėdi, paklusnumas. Viskas. Jinai turi dirbti? Man nieko iš jos nereikia. Tai įsivaizduokit, kaip dangiškas tėvas, jam iš vis nieko nereikia, jokių poreikius neturi, jis tik mirktels ir dar viena visata atsiras. Dieve mano, tu steni. Aš čia dėl tavęs, Dieve, o ką? O Dievas sako, ką? Dėl manęs? O aš prašiau, tipo. Man reikia šito. Ašgi iš meilės. Nu, bet meilė tai yra paklusnė. Aš pamilau tėvą ir įvykdžiau tai, ką jis man pasakė. Ir jūs turite pamilti mane, sako Jėzus, ir padaryti tai, ką aš jums pasakysiu padaryti. Nereikia daryti tik tam, kad daryti. Daryk tai, ką jis pasakys. Pozicijos jėga. Paklausyk. Atmink, pozicijų, į kurią tave veda Dievas, tau nieko nereikia. Ir jei tau kažko trūksta, ar reikia, tai reiškia peržengi pozicijos ribas ir užsiminėjai kažko, kam tavęs Dievas nepašaukė. Ar matėt žmonės, kurie stena, dar, vos, dar vieną demonstraciją, dar truputėlį, dar biškį, neužtenka $1,500. Prašau, man trūksta $1,5 maišo kotai. Tai ne Dievas, tai tu. Dievas negali padaryti maišą kažko? Dieve mano, tu ko gero nežinai, kam tu tarnauji. Todėl ir persitempęs visas toks. Dieve, mes čia tuoj pagimdysim. Nieko nereikia gimdyti. Nusiramink. Pabūk su manim, sūnelė. O Dieve, žiūrėk. Kiek kartų aš pats tai mačiau? Jūs taip pat. Buvo galingas pastorius, tarnautojas, evangelistas, kaip nori tai padinkit. Buvo jėga, patepimas, šventosios dvasios judėjimas. Nieko netrūko. Tik saugok savo širdį. Bet kai tik įlindo į politiką, biznį ar dar kažkur, kur Dievas nepašaukė, iškart atsiranda poreikis. Pastebėt? Kai tik esi ten, kur tau Dievas paskyrė, poreikio ten nėra. Tiesiog spėk eiti paskui Dievą. Bet kai tik įlendi ne ten kažkur, iškart atsirandavo ir poreikis. Tai signalas, kad tu įlindai iš šio pasaulio dvasios teritoriją, kuri dabar atsakinės į tavo poreikius. Kas nors suprato šį momentą? Tai dvasiai reikia tave ištempti į poreikio teritoriją, nes kol tu esi Dievo teritorijoje, tau nieko nereikia. Tai dvasiai reikia įtikinti tave, kad tu dabar ne tik pastorius, bet dar būsi ir žinomas politikas, aliuja. O po to dar chirurgu tapsi. O po to dar senelių namus pastatysi gyvenimo pabaigoj. Ir sėdi visas dvasinio orgazmo pergyvena. Jis užsimerkia ir į kaifą papuolė. Viskas einu. Ir prasideda. Брангей, гербемей. Мячики что-то катаются, я не знаю, инстинкт, наверное. И начинается. Товарищи, товарищи, помогите собрать. Padėkit surinkti dar sumelę. Вы видели такое?
Matėt kada nors tokį vaizdą? Ir po to tu žiūri šitą gėdą. Jis jau nepastorius, jis tau jau nebemaitina, jis jau nebeduoda. Jau nebedaro to, dėl ko jis gimė, dėl ko jį Dievas sukūrė. Jis tiesiog bėgioja ir elgetauja. O velnias juokėsi. O jėga sako, aš jį jau paėmiau. Nagi, surinkim dar biškelį. Va, mes dabar nupiešim skalę, kuri rodys, kiek jau surinkom tam ar kitam. Va, dėžės pastatom. Meskit, prašom, meskit. Dabar jis pavirto į apgailėtiną klauną, kuris linksmina minę ir kuris trokšta padaryti kažką, kam Dievas jo nepašaukė. Nors dar metai prieš tu buvai ugny ir jėgoj, nes tu buvai ten, kur nėra poreikio, kur Dievas tave aprūpino. Bet tu nuslydai ir tapai pigia ir apgailėtina kažkieno kopija. Nusekį velniui šio pasaulio dvasia. Tai ne velnias. Maitinti alkanus tai ne velnias. Nu į ką? Velnias sugalvos tau ką tik tai nori, kad tik tai įvestų tave į kompromisą. Dieve man, tarsi Dievas negali alkstančių pamaitinti, jei jis tik panorės. Nu, bet į tai nesigilinsiu. Tema vadinasi Nusiramink. Kitais metais. Nu ir ko tu savo prisižadėjai kitiem metam, a? Ko? Žinot, ką aš savo pasižadėjau kitiem metam? Ogi nieko. Nesuskaičiaus pasikeitimų, nieks nepasikeičia. Aš kaip ėjau, taip ir einu, kai buvau jo valioj, taip ir pasilieku joje. Ir man nieko, iš nieko nereikia. Aš statau savo tikslą. Klausyk, aš kiek tų tikslų savo stačiau, nei kart man nepavyko. Ir aš pagaliau išaugau iš to. Aš išaugau iš to, nežinau, kad jei tėvas panorės, tai savaime ateis. Kažkas sako, wow, kas čia dabar? Ogi nieko, tai vadinasi bonusas iš dangaus. Žiūrėk. Įlindo į biznį, pradėjo užsiminėti tuo, kam Dievas jo nepašaukė, po to atsirado poreikis. Jums reikia suvokti velnio strategiją, jam reikia žmogų pastatyti tokią poziciją, kurioje atsiranda poreikis, trūkumas. Pastatyti tave į kokią nors funkciją, kurioje iš karto tau jums kažko trūkti. Man Dievas pasakė atsidaryti bažnyčią. Ir viešpatį, man neužtenka muzikantų, man neužtenka jėgos, neužtenka maldininkų, nėra užtarėjų grupės, nėra tų, kurių paveikslus pieš. Tavęs Dievas nepašaukė, o jis tave jei ir pašaukė, tai ne nuo to galo tau pradėti reikia. Tau reikia pult ant kelio ir pradėti bendrauti su juo. Žiūrėk. Po to krachas, pravalas, praradimai, nusivylimas, galutiniam rezultate prarandi netgi tai, ką turėjai. Aš žinai, kad ir toliau taip judėsi, galiausiai prarasi tą pradinį pašaukimą, kam tave Dievas pašaukė. Tai tiesiog pasimest tarp to viso šlamšto ir velnių, tai tiesiog idealu visą gyvenimą tave laikyti trūkume. Visą gyvenimą laikyti tave, kad tau visko nors trūktų. Visą gyvenimą bandyti kažką nuveikti. Velnis ir sukūrė aplink tokį pasaulį, kad kažkam kažko nuolat trūktų. Visada. Kai tu įėjai į savo poziciją, ten visko pilnas aprūpinimas. Pavyzdžiui, tapti prezidentu. Nu, praktiškai nerealu, suprantat, tapti prezidentu, nerealu. Ten savo sistema, savo kovos, grumtynės. Tu turi gimti politikui, kad ją mylėti, ne tik, kad prezidentu tapti. Žiūrėk. Ir kova už tą poziciją bus pati žiauriausia. Mes tai žinom, bet tada, kai tu užimi prezidento poziciją, tai prezidentas yra aprūpintas viskuo, kas tik reikalinga. Prezidentui parūpintos publikacijos laikraščiuose, video filmavimas, fotosesijos, transportas, finansai, kas tik nori, straipsniai laikraščiuose, bilietų lėktuvus jam daugiau niekad nebereikės pirkti.
suprantat kas nors, kad ne prezidentas asmeniškai, ne jo asmuo, bet aprūpinta pozicija. Поняли, не поняли? Supratot ar ne? Не ты обеспечен, вот теперь я обеспечен. Не ты, Štai aš dabar aprūpintas, ne pozicija. Štai kur velnias. Velnias sako, kad tau kažko trūksta. Bet jei iš tiesų ko nors trūksta, tai reiškia, tu ne ten, kur turėtum būti. Nes jei Dievas tave pašaukė būti prezidentu, būti gydytoju, bet kuo politiku, ką be paimtų, pastorium, tavo pozicijoje yra pilnas aprūpinimas. O niekas pas Dievą neateina. Tu čia netyčia tautos širdis keitė, alio. Tu neplanuoji to. Tu esi aprūpintas viskuo, ko tau reikia. Ir dar su kaupu. Jums reikia išeiti visus telekanalus. Ne. Jei mums reikės ten, mus ten ir pastatys. Ir ne man reikės skambinti. Telekanal, BBB. Įdėkit mane, prašau. Stop. Dievas naktį ateis pas tą teleprezidentą, pasakys, neįdėsi, tai tavo kanalui Hana. Aš tarnauju visagalių Dievui. Ir mano pigių skambučių jam tikrai nereikia. Oi, pramiegoju. Oi, tokį sandėlį pramažinau. Nieko tu nepramiegoji. Nusiramink, Dieve. Nusiramink, Dieve, nusiramink. Neik į pozicijos funkcijas. Eik į poziciją. Kai kurie žmonės eik į savo poziciją. Nei mano nereikia pozicijai. Užsirausi garantiją. Eik į savo poziciją. Kai kurie sako, aš ieškau savo pašaukimo. O kaip tu jo ieškai? O va, kažkokia hrenovina užsiimsiu, gal ir išeis iš manęs kas nors tokio. Ką? Pašaukimas laukia tavęs pozicijoje. Štai sėdi kažkoks žmogus. Ir jisai sako, turiu svajonę. Daryti tai, keisti kitą. Bet tu negali pakeisti šitų dalykų, kol neįeisi poziciją. Jei į prezidento poziciją ir iš karto automatiškai gali stumdyti kalnus. Kokie ten tie kalnai, tai jau kitas klausimas, bet jie juda. Kažkas suprantat schemą? Aš taip trokštu, kad suprastum, kad tu nustotum ieškoti pozicijų, funkcijos. Aš noriu būti žinomas, ne. Kai tik įeisi į poziciją, apie tave sužinos automatiškai. Ir toj sferoj, kurioje apie tave ir turi žinoti. Aš noriu, kad mano maldas visi girdėtų. Stop, užimsi poziciją ir tavo maldas išgirs visi, nors ir nenorėsi, kad jas kas girdėtų. Tu netyčia kažkur kalbėsi ir su diktofonu tave rašinės. Klausykite tyčia, aš nejuokauju iš savo gyvenimo paskui. Tu sėdi, kalbėsi su žmogum ir kažkas hop, įjungė diktofoną, visą pokalbį rašė, po to prikopijavo ir įdėjo į internetą. Po to klausau, galvoju, nesupratau, kas čia per pamokslas, aš tokio beros neturiu, Aš tai kažkoks, o čia kažkoks atsitiktinis pokalbis. Kalbant, sėdint kažkokioj šaly su kažkokiu vaikinu, aiškinant jam tai ir tai, pasirodo, pakeitė daugybę žmonių gyvenimus, netyčia. Kai Dievas reikės, jis diktofoną įjungs, suprantat? Kas nors suprantat mane? Aš maldauju, bažnyčiai, išgirskit mane. Ne tik vietinė, bet ir virtuali. Išgirskit, nusiraminkite, ieškokite jo veido. Jame jūs rasit poziciją ir jėgą įvykdyti savo pašaukimą. Ieškok jo. Ieškok jo. Dieve mano. Pamenu, kapščiausi pasimetęs, o pas mane tiek pamokslų. Dievas sako, toliau taip darysi, tai tik pats jų ir klausysis. Po to pasakiau, viskas velniop, noriu Dieve tik tai tavęs. Nenoriu daugiau nieko. Trenkiau durimis 4 metam.
Ir nieko nenorėjau nei matyti, nei girdėti. Ir po to, po tų 4 metų, kurie buvo tų mano linksmųjų 12 metų užbaigtuvės, kuriuose buvau visko ir apaštalas, ir prezidentas, aleliu, ir tvarkdarys prie durų, ir dainininkas biški buvau. O, kuo tik aš nebuvau. Viską išbandėm, viską žinom ir visur praskrinom. Ir užtarėjai buvau. Už ką tiesą nepamenu, bet buvau. Prisiminkit Gedeoną. Pamenat? Geras vyrukas, o geras. Biblijoje, žinote, yra daug vietų, kur Dievas išsirenka kažką antiek nereikšmingo. Ir po to su tuo nereikšmingu sugėdina tokius reikšmingus, kad suskaičiuoti net neįmanoma. Ir po to sako, man reikia jūsų paklusnumo. Gedeonas nelaksė pasimetęs. O kur kardai? Kardus iš kur imsim? Imsim iš kur? Kuo pjausim? Dievas sako, pjaut nereiks. To jie viens kitus išsipjaus. Ko čia trizniuoji? Nu ko nerimsti? Va šitą masę, kuri link jūsų juda, jie viens kitą po to ir papjaus. Aliluja. Einam toliau. Gedeono pozicija buvo pilnai aprūpinta. Perskaitykime šiuolaikinio vertimo Teisėjo 6.11. Taigi, skaitom šiuolaikinį. Taigi, tuo metu angelas iš viešpatės atėjo pas žmogų vardu Gedeonas. Angelas atėjo ir atsisėdo po ąžuolo ofroje. Ąžuolas priklausė žmogui vardu Jehoašas iš Abiezero giminės. Jehoašas buvo Gedeono tėvas. Gedeonas kūlė kviečius prie spaustuvo, besislėpdamas nuo midjaniečių. 12 eilutė. Viešpaties angelas pasirodė ir pasakė, viešpat su tavimi galingas kaly. Paklausykite atidžiai. Mes galim juoktis iš to, ką Gedeonas atsakė ir panašiai. Bet kai atėjo angelas, jis pasakė, kad matė jį Omegoje. Kai kurie nesuprato manęs. Kai angelas atėjo pas jį, jis nejuokavo. Angelas atėjo remiantis tuo pašaukimu pozicijai, kurią Gedeonas buvo pašauktas. Gedeonas savo akyse buvo nulis, visiškas, niekas nedžemiau nulio. Ir jis tą angelų ir atsakė, aš niekas, aš pats mažiausias ir panašiai. Bet Dievas pasiuntė angelą. Ir tas angelas matė Gedeono Omegoje, tai yra pašaukimo atbaigime. Ir jis atėjo pas jį jau su pagarba. Dievo nejaudina laikas. Jis žino, kas tu esi. Jis žino, kas tu esi. Būk pasveikintas, galingas kary. Skaitom toliau. Gedeonas. Gedeonas atsakė. Nes Gedeonas žiūrėjo į laiko atkarpą, o Dievas žiūrėjo Omegą, į atbaigimą. Gedeonas atsakė, jei viešpats su mumis, tai kodėl mus ištiko tiek nelaimė? Mes girdėjome, kad Dievas padarė daug nuostabių darbų mūsų protėviams. Jie pasakojo, kad viešpats išvedė juos iš Egipto, bet dabar viešpats mus paliko ir atidavė mus į midjaniečių rankas. Viešpats, jau nebe angelas, o viešpats, pasisuko į Gedeoną ir pats pasakė, eik su šia savo jėga. Kokia jėga? Pozicijos jėga. Supratot kas nors? Jis jam pasakė, dabar tu darai tai, kas ne tavo, bet kai tu įeisi į savo, tu sunaikinsi visus priešus, visus. Šito istorijoje daug apreiškimų. Eik su šia jėga. Jei vertinus aplinkybės, tai ką matai? Tai ką pamatai, nesupranti, bet žiūrint į Gedeono Omegą, tada supranti, ką Dievas pasakė. Jėga, jis jau kreipėsi į tave, į tavo funkciją. Kai Jeremijai sako, neverk čia, nes aš žinojau tave dar prieš tau gimstant.
Aš kalbu tau kaip pranašui, tavo funkcijai, kalbu tavo pozicijai, kurioje tavęs laukia jėga. Gedeonai, tau nereikalingi kardai, tau nereikalingos kariuomenės. Tu turi pozicijos jėgą. Ir kai tu padarysi tai, dėl ko esi gimęs, priešai patys tave sunaikins. O Jėzau. Eik su šia savo jėga ir išgelbėk Izraelio tautą nuo midjaniečių. Aš siunčiu tave. Ir pažiūrėkit, ką sako Gedeonas. Gedeonas akimirksniu atsakė tai, ką jam pasufleravo šio pasaulio dvasia. Pažiūrėk, ką Gedeonas atsakė. Iškart poreikio ataka. Kažkur kažko trūksta. Štai kodėl daugybė žmonių Dievas negali naudoti, nes kai Dievas kalba Gedeonams, pakilkit ir eikit, Gedeonai perskaičiuoja visus už ir prieš sudaro ištisus 90%. Prieš tu gimiai ne ten, tu gimiai be nieko, tu neturi to ir ano. O Dievas sako, pakilk. Aš noriu naudoti tave tokiu, koks esi. Įeik į poziciją, man reikia Biblijos koledžo. Ne, jis tau nereikalingas. Va jam jis reikalingas, bet tau ne. Tau tiesiog reikia paklusti, ką aš tau pasakysiu. Gedeonas atsakė, viešpatie, kaip aš galiu išgelbėti Izraelį? Įsivaizduoja, Dievas ateina pas Patsaną, kuris ten kažkur presė kūlė kviečius ir jam sako, eik, išgelbėk Izraelį. Tipo, pas tave kas ateitų, eik dabar. Eik Ameriką išgelbėk, tau, rusų, ukrainiečiui. Išgelbėk Ameriką. Jei tau Dievas pasakė, reiškia, tu turi viską. Tau nereikia pirkti tankų ir lėktuvų. Tau nereikia šaukti pasitarimo. Tau reikia paklusti tam, ką Dievas pasakys. Aš siunčiu tave. Gedeonas jam atsakė, viešpatie, kaip aš galiu išgelbėti Izraelį? Mano šeima pati skurdžiausia. Pirmas minusas, vėl kažko trūksta, gali pamatyti, jei būtų turtingas, kažkas nuo to pasikeistų. Kokią tai reikšmę turi tavo pašaukimų? Jokio, o jam turėjo. Mano pati šeima skurdžiausia, pati skurdžiausia Manaso giminiai. O aš pats jauniausias tėvo šeimoje. O čia prie ko? Nu gerai, skurdžius, dar gali sugalvoti, o pats jauniausias, mažiausias prie ko tai? Viešpats pasakė, aš būsiu su tavim. Štai kur paslaptis. Štai paslaptis. Jisai su tavim. Ir jei tavo pozicijoje tau kažko trūksta, kai tik Mozės kojosi prisi vandenį, vanduo stos sieną. Kas nors suprantat? Tau nereikia nieko. Visa, ko tau reikia, būti pašaukime. Tau nereikia žinoti, kad viskas atsidarys, mana pradės birėti, vanduo lietis, putpelis kris, vanduo tavęs visur bijo. Mano šeima pati skurdžiausia, Manaso giminė, aš pats jauniausia šeimoje. Aš pats pasakė, aš būsiu su tavimi ir tu nugalėsi visus madieniečius tarsi vieną žmogų. Bum. Kitaip tariant, ne tu aprūpintas, ne Gedeonas buvo aprūpintas. Buvo aprūpinta Gedeono pozicija ir jam ją reikėjo įeiti. Jei jis būtų nepaklusęs, jis taip ir būtų pasilikęs anuo Gedeonu su savo kultuve, kviečiais ir pralaimėjimu. Bet jis pasakė, aš įeinu į poziciją. Ir kai jis įėjo, jis tapo vienu iš pačių galingiausių tuo metu žmonių. Tavo pozicija pilnai aprūpinta. Daugelis nesuvokė šios svarbos momentų ir bando aprūpinti patį save. Kitaip tariant, viešpatė, mes dabar eisim ir prikalsim kardų. Mes surinksim visus. Ne jėga ir galybė bažnyčia. Dievas daugiau taip nedaro. Kai kažkas ateina ir sako, tau kažko trūksta, bažnyčia mums nieko netrūksta. Kai tik tau bus reikalinga, tai iškart atsiras. Kai tik pas mus atsiras poreikis, jį patenkinam ne mes, bet Dievas. Ir tą poreikį jis sukuria ne tam, kad parodyt, koks tu menktas ir bejėgis, bet kad eilinį kartą parodyt save, koks jis didis. Suprantat kas nors? O Jėzau, o tu ramus. Tu tiesiog daužai ąsotį ir
разбиваешь кувшин и орешь. Rėki. Знаете, он сошел с ума? Нет, он в своем Sakysi, jis призвании. išėjo iš proto, ne, jis tik savo pašaukime, nes jo pozicijoje daugiau nieko kito ir nepadarysi, kardų nėra, Мечей нет, армии нет. armijos nėra, galima tik šaukti ir Вот и trimituoti. все. Ir viskas. Вот так Ir būtent и taip tu ir победишь. nugalėsi. Все будут Visi собирать rinks танки, tankus, войска, kariuomenės, а o ты tik tu будешь duduoji savo, trututu. И Ir тысячи tūkstančių людей žmonių умирают. gyvenimai keičiasi. Массы бесов Daugybė выходят velnių из išeina людей. iš Ты žmonių. даже в тех Tu странах, tose где šalyse ты net бываешь, niekada уже nebuvęs ir niekada gal ir потому что nepabūsi. ты послушен. Bet tu paklusnai savo Dievui. Ir tiek. Как бы мне вас всех O kaipgi man jūs visus nuramint, kad jūs ieškotumėte tik tai jo. Ходил просто пьяный от его Kad tiesiog būtum girtas nuo jo buvimas. Kad tik vaikščiotum ir sakytum, Dieve, man reikia tik tai tavęs. Церковь, я ничего Bažnyčia, aš я nieko ничего не neieškau, aš nieko nenoriu. Tai, kas vyksta, tai tiesiog vyksta, o aš esu šalia. Aš nesu iniciatorius to, kas vyksta aplink mane ir centrą. Iš viso, absoliučiai. Aš tik sakau, Я только говорю, Господь, aš tik sakau, Dieve, kaip greit viskas vyksta. хотя бы привык. Duok bent apsiprast priški. Ой, Иисус. Многие не понимают Daugelis nesupranta šio svarbaus momento. этого важного момента и пытаются Ir bando обеспечить patys себя, чтобы потом войти apsirūpinti, в позицию. А у kad Бога po всё to наоборот. jie eitų į poziciją. Когда ты войдешь в свою позицию, O pas там Dievą всё viskas уже тебя atvirkščiai. ждет. Kai tu įeisi į poziciją, ten viskas tavęs laukia. Prisiminkit Juozapą, kuris bandė broliam papasakoti apie tai, kas jis yra. Вот маленький такой Toks mažas momentėlis. Juozapas užbėgo į priekį savo pašaukimui. Он увидел видение, Jis pamatė он regėjimą, увидел, pamatė, что kas jis он. yra, Он pamatė увидел save себя в Omegoje. Омеге. Но он был в промежутке. Pats jis buvo laiko atkarpoj. Ir toj laiko atkarpoj jis visiems papasakojo, kuo jį Dievas pastatė Он Omegui. сказал, вы все Ir jis jiems papasakojo, nu jūs visi gulite, tipo, nu, visi pėdai guli. соберем снопы. Nu, surinksim. Собрали. Mhm, surinkom. И луна, и Po to ir mėnulis, ir žvaigždės, ir tie guli. звезды, все лежит. И знаете, Иосиф Ir просто Juozapas взял taiga, op, и как ir бы išsiryškino, выделил, kas jis. кто я. Они сейчас мы Nu, тебе jie покажем. sako, mes tau Вылезли tai друг parodysim, kas mes. Iškasė Ну skylę ir что, как įmetė. ты, большой мужик, Nu как ir ты kaip sako, didis bičia, kaip Знаете почему? jauties ten? Не надо делать. Žinot то, kodėl? что ты не Ogi должен todėl, kad делать. nereikia daryti to, ko tu neturi daryti. И только после того, Ir tik po to, когда kai Иосиф Juozapas прошел praėjo ступени visus послушания, paklusnumo его laiptelius, сердце jo širdis ir выросло. užaugo. Как только он Kai jis ten, заикнулся в тюрьме, kai jis ten sumikščio я kalėjime, aš čia здесь sėdžiu, и я ничего aš čia не nieko сделал, tokio чтобы nepadariau, меня kad сюда mane čia посадили. pasodino. Я Aš такой, toks я могу geras, вам galiu jums čia ir сны sapnus давать, я aiškinti. очень хороший Aš šiaip, человек, nu, вот и- geras žmogus esu širdį. Tikrai jums sakau. Его опять забыли. Tai jį vėl Потому pamiršo. что Бог говорит, я не Todėl, kad Dievas pasakė, aš nesupratau, tu vėl prie savo. И когда он уже Ir потом kai jau успокоился, pagaliau дал vėl свой jisai Бог, nusiramino, atidavė savo gyvenimą į Dievo rankas ir parašyta, ir visi pamiršo Juozapą. его Ir po to jis taiga stato į poziciją. Juozapas nedarė nieko, kad įeiti į tą poziciją. Jį tiesiog surado, kaip ir Dovydą. Как и Tiesiog Давид, pašaukė ir просто pakvietė. собрали Jį tiesiog surado, Его pastatė. просто нашли, поставили. Он сделал, скажите мне, толковал Pasakykit man, он kai jis sapną aiškino, ar jam reikėjo Это его įsitempti? функция. Ne, tai buvo jo funkcija. Скажи мне, брат, Pasakyk man, broliu, Как ты kaip tu достиг этой pasieki вершины? tokių aukštumų? как раз ничего Kaip tik не nieko nedarydamas ir pasiekiau. делал. Алло. Alio. Будучи самим Būdamas собой pačiu и savim ir достиг. pasiekiau. Делая то, Darydamas что я net ir be делаю даже при įrašinėjimo, записи filmavimo, камер. be И- jokio Дорогие, įsitempimo. без записи Taip записи ir камер. pasiekiau. Видео, аудио, что хочешь там. Это течет, это твоя функция. Вот поэтому без напряга просто пришел, мне какая разница, зеку Tai толковать tavo сон или фараон. funkcija. Tiesiog atėjau, man jokių skirtumų, kam sapną Да нет aiškinti. никакой разницы. Zekų ir faraonui. Faraonui, Jokio skirtumo, faraonas toks pasimetęs. Он вообще-то- O jis sako, nu, tavo sapnas, tai čia paprastas visai. O faraonas vargšas jau ten plaukus raunas. Nu, sapnas toks, nu, tos kūdos karvės, nu, suėdė, anas, tie aplepnų, viskas. Nu, pasimatysim iki. Потом мне говорят, слушай, Paskui jie ten šneka, nu, sako, bičias pavaro. слушай, а что O tai нам ką делать? mums dabar daryti? У него же опять спрашивают. Ir Он jo говорит, vėl я klausia, бы на nu, вашем месте, jisai sako, nu, aš jūsų vietoj. Nu, faraonė, aš я бы tavo на твоем месте, vietoj. фараон, избрал бы человека Išsirinkčiau мудрейшего žmogų. человека. Nu, patį išmintingiausią žmogų. И он не Ir понимает, pats to слушайте, nesuprasdamas, описал себя. jisai apibūdino Ir save. faraonui Juozapas glupą apibūdino save. Он так Ir Juozapas nekvaila asmenybė. Так, быстро Taip этого žiūri, малого побрить. a, nu, greitai šitą bičiuką apskutat, И это, ну как, imi ну, в žiedą, общем, это,
Užsidedi žiedą, nu ir dabar visi turės tau lenktis. Ir vargšas Juozapas, kokie ten pėdai? Bat staiga ir visas Egiptas. Ir tik faraonas sosto aukščiau. O kas tai? Pozicija. O su jie jėga. Ir tau nieko nereikia. Nu, jis jam nepasakė, kad nešiot šitą žiedą, reikia faraono mokyklą baigti. Aš tau dar kartą sakau, pozicijos jėga, o ne mokyklos jėga. Žinot, mes mėgstam savo viską komplikuoti. Nu, mes, žinot, žmonės kaip žmonės. Lengvai nieks neteina, reikia papušėti, paprakaituoti. Ir štai atėjo, tai ir tai, halleluja, užsidirbu. Atsipalaiduok. O kaip aš papulsiu į tą savo poziciją? O taip, kaip tu ir gyveni, aiškindamas sapnus, vykdydamas savo pašaukimą, niekur nesiraudamas, tiesiog būk paklusnus Dievui, dėkok jam už tai, ką tu turi šiuo metu. Turi šiandien narvelį 2 ant 2, dėkok. Tas pats procesas vyksta, kai tu ir aš mes įeinam į savo pozicijas, ten viskas aprūpinta. Sūnus tėvo namuose buvo visko aprūpintas, bet kai paliko namus, tada ir prasidėjo nepriteklius, skausmas, praradimai, mirtis. Būtent todėl, kai po 12 metų aš įėjau savo pašaukimą, aš užėmiau savo poziciją, duotą man vieną, Dievo aš absoliučiai ramus, nes visa, kas man reikalinga, aš tai turiu. Tam, kad judėčiau savo poziciją, niekas išskyrus Dievą man nereikalingas. Visa, ką man reikia daryti, tai rūpintis, kad aš kiekvieną dieną būčiau su juo. Tai tiesiog teka. Tai tavo funkcija. Tai tavo pozicija. Tu į ją įėjai, tai tu ir esi. Ты это делаешь, я вам говорю, тебе не надо. Почему я говорю, что Бог ненавидит? Dievas nekenčia dviveidiškumo, tų kaukių. Štai čia sėdi normalus žmogus ir ateina prie sakyklos, brangus broliai ir sesės, bla, 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 pašlovinkit savo viešpatį. Кто навонял? Фу, kas prismardina? Aš jau ką tik pamačiau tave kitokį, paskaičiavau, tu kokius 3 pavydalus turi, darbė vienoks, šeimoje kitoks, o bažnyčių iš vis tavęs net pažin. Kas čia tu viešpatį? O jei man kažko trūksta, reiškia, man paprasčiausiai to nereikia. Kas nors ateina ir sako, jums trūksta to. Ne, tai tau trūksta. Man visko užtenka. Pas jūs ten kokybė, prasta temunėse, kad dar kažkas blogai. O klauso tai visi. Keičiasi visi. Kai nueisi kai kurios aiktus, ten viskas blizga ir po kokius 3 hitus per metus. O man to nereikia. Man reikia atnešti žodį, kad jis pasiektų, ką reikia. O kokioj ten kokybei. Žinot, Jėzaus video kokybė blogesnė buvo. Forumas pas jį visai nekoks. Websaitas užlūžęs, virusų suėstas. Suprantat, kas nors? Jūs ką ten idiotai visi ten? Jūs ką nesuprantat, kad ne žirgais, ne vežimais, ne jėga ir galybė, bet Dievo dvasia. Nustokit man su savo debiliškus laiškus, kad man kažko liktai trūksta. Man be reikalo nieko, be Dievo nieko nereikia. Amen. Nu, čia dėl to, kad man... Aš čia tam, kad man nustotų visą tą šlamštą siųsti. Man nieko nereikia. Man reikalingas Dievas. Ir kai tik reikės taisyti kažką, jis atsiūs kažką pataisimų ir tai bus pataisyta. Kiek buvo žmonių, jie ėmėsi kažką daryti ir išduodavo. Nenoriu šito. Aš noriu Dievo, nes per visą tą laiką jis nė karto neišdavė. Tai čia ne mums trūksta, tai ten kažkam proto trūksta. Suprasti, kad viso to mums nereikia. Aš netgi sutinku viską atjungti, vis vien šlovė tekės ir gyvenimai keisis. Nes ne tavo kokybė, ne tavo video paveiksliukai žmonės keičia.
O žinot, yra ten toks kanalas. O ten tokia kokybė, tokia. Tai va, varykit ir žiūrėkit visi. Su Dievu. Va ten varykit. Nes ten nieko išskyrus kokybė nėra. Tiesiog visokį mėšlą kokybiškai rodo. Halleluja. Kiek kartų buvo kėsintas į mano poziciją? Kiek kartų buvo bandyta pasinaudoti mano vardu, kiti ir toliau jo naudojasi, kad pasiekti savo purvinus tikslus? Kiek bandyta sugriauti mano tarnavimą, kiek buvo žiaurių išdavyščių. Ir aš visiškai ramus bažnyčiai. Žinot kodėl? Nes aš žinau, kad tai mano pozicija ir atimti ją gali tik Dievas. Ir tai, kad niekas dar net ir arti neprisikasi. O tik dar geriau išreklamavo. Tai dar kartą įrodymas, kad pozicija iš Dievo. Ir mums dėl nieko nereikia pergyventi. Mes statom Dievo bažnyčią, nešam reformaciją, keičiam mąstymą. Ir jokios reikšmės neturi, kas, kur, su kuo, kada ir kam trūksta. Žinot, ko man trūksta? Aš noriu dar daugiau būti su juo, giliau į jį panirti. Tai yra vienintelis mano poreikis. Kad daugiau jo, giliau į jį. Pirmasis įsakymas – pamilk Dievą visą širdim, visų proto, visų jėgom. Aš niekada nesakiau, kad tau bus lengva, atvirkščiai tau bus labai sunku, bet aš tiksliai žinau, kad toj pozicijai, kurią Dievas paruošė tau ir man, yra viskas, ko reikia, kad įvykdytum savo pašaukimą. Kai tik tu bandai paimti pozicijos aprūpinimą, neįėjęs į poziciją, nesumokėjęs kainos, tai toks veiksmas dvasiniam pasauliu traktuojamas kaip nelegalus, supratot? Kai kas bando paimti televiziją be pozicijos. Kai būsi pozicijų, kai eisi, tu ten viską turėsi, tavęs tai net neturi jaudinti. Kai kas bando padaryti kažkokią konferenciją savo rankom, bet Dievas tavęs ten nevedė, niekas ten tavęs nelaukia, niekas matyti tavęs nenori, bet tu save nori visiems parodyti. Reklamas klijuoji, duokit, man trūksta 15 000 $, kad visą mieste mano šitas besišypsantis snukis kabėtų. Ir visi, kai tik tą snukį pamatys, patepimas liesis iškart. Va, aš taip šypsosius, bet man dar 15 štukų neužtenka. Surinkit, duokit tą. Matai, iškart važiuoju, žiūri, surinko. Žiūri, snukis šypsosi toks didelis. Beveik kaip Dievas. Ir va, aš tokį pozityvą stumsiu. Tokie veiksmai dvasiniam pasaulyje vadinasi nelegalus. Velniai turi pilną teisę sudraskyti tave ir sunaikinti. Nes Egiptui vadovauti be žiedo tu negali. Net savo broliam, neturėdamas pozicijos, nepaaiškinsi nieko. Iškart fanarais pasidengia. Šiknas suspardė, dar į kanalizaciją nuleido. Haha, nu ir kas kam nusilenks? O jis tau cypia, paleiskit, broli. Ten pozicijos staiga pasikeitė. Štai taip vyksta veiksmas, kai nėra pozicijos. Jo, pasakok savo regėjimus, varyk tęs, pažiūrėsim, kur atsidursi. O aš mačiau. Pasilaikyk savo svajonį iki laiko. Aš net tokį pamokslau, perklausyk. Nereikia visiems taukšt visko. Atėjus laiku ir be pasakojimų visi viską sužinos. Laikas jau judėti pabaigą. Leis Dievui pervesti tavo širdį per pasiruošimą link tavo pozicijos. Ir kai tu įeisi į savo poziciją, kurioje Dievas viską yra parūpinęs, iki savo gyvenimo pabaigos tu turėsi tik vieną rūpestį, kaip išlaikyti savo širdį pilnam paklusnume Dievui. Visa širdim, visų protų ir visomis jėgomis ieškok Dievo. Bėk paskui jį, persekiok jį, o jame tu atrasi ne tik savo poziciją, bet ir jėgą išpildyti savo pašaukimą. Atsiduokit Dievų šlovę. Atsistokim. Halleluja. Viešpatie, dėkoju tau. Tėve, šlovinu tave. Bažnyčia, prašau.
šiais naujais metais. прекрасном Новом году просто попроси Tiesiog paprašyk своего tėvo, папочку, чтобы он kad просто jis был с тобой. būtų su tavim Не tiesiog. рвись, не дергайся, не Nesirauk пытайся kažkur, вот это всё nesidraskyk. крутить. Сколько я видел людей, которые Kiek aš mačiau žmonių, kurie braunasi ir plėšosi, kad savo rankytėm pasistatyti savo apgailėtiną mažutę karalystę. Построить свое царствичко, государствичко, Бог мой. Ir tu žiūri tą gėdą. Po to jie ateina, atgailauja, prašo atleidimo visų. Nes viską patys nubraukė. Kiek tokių žmonių čia buvo, Dieve mano? Kažkas nori įsiveržti su į kažkokią funkciją neturėdamas pozicijos. Prašyk Dievo tik vieno, būti su juo. Šiais metais aš noriu būti. Aš noriu būti arčiau jo. Dar arčiau. O Jėzau. O jis pasirūpins viskuo. Viską, kur tu verčiaisi, kūrei savo planus, pamiršk visą tai. Sakyk, Dieve, vienintelis mano planas ir svajonė būti šalia tavęs. Aš nieko nenoriu planuoti. Noriu planuoti būti su tavim. Ir visą kitą jis padarys. Jėzau, duok suprast, kad tą paprastą tiesą, kad viskas yra pozicijoje, o pozicija yra tavyje. Tavyje. Ir už tavęs nėra nieko. Pakelk kartą. Pakelk išmintingą kartą, Dieve. Pakelk vaikus. Šviesos vaikus, jėgos vaikus, vaikus, kurie bus savo pozicijoje, kaip Jėzus Navinas, arba Dovydas, kaip Juozapas, Mozė. Dieve, nei vienas iš jų niekur nesirodė. Visą, ką jie darė, jie buvo su tavim. Šventoji dvasia, aš prašau, išaugink bažnyčią, nes mes dar vaikai supratime. Augink savo bažnyčią, duok mums išminties suprasti, kas yra kas. Duok išminties mėgautis tuo amžiumi, kuriame mes esame. Duok mums įeiti į savo poziciją ir nusislapti į kambarį. Mano svajonė būti arčiau tavęs. Būti arčiau tavęs. Tiesiog pagarbink jį dabar. Pagarbink jį dabar. Paprašyk jo. Paprašyk jo. Reikiamų metų įvesti tave į tavo poziciją. Paprašyk jo. Помолись несколько минут, попроси его. Господь, яви свою славу, яви свою силу, яви свой огонь, яви свой огонь. О, подними мудрых домостроителей, подними мудрых служителей, пасторов, Господь, подними мудрых политиков, врачей, подними мудрых, Господь, строителей дома Твоего. Подними мудрые церкви, сильные церкви, Бог. Мы хотим только то, что хочешь Ты. Мы мечтаем о том, о чем мечтаешь Ты. Мы ничего не хотим. У нас нет нужды ни в чем, кроме Тебя. Мы нуждаемся только в Тебе. Только в Тебе, Господь. Господь. Аллилуйя.
славу. Atiduok jam šlovę. О, слава Тебе, Иисус. Šlovė tau, Jėzau.